Jau 3 valandos, kaip žaidžiame be pertraukos. Prie stalo sėdėjau kartu su verslo magnetu Džimiu, mafijos bosu Frenkiu ir jo pusbrolio Viliu. Mano tėvas skolingas Frenkiu daug pinigų, tad šiandien būtinai turiu laimėti. Frenkio dar niekas nėra nugalėjęs, bet giliai širdį jaučiu, kad šiandien man pasiseks. Krupieji išdalino kortas, tačiau maniškės nieko vertos. Atidengus pirmasias 3 kortas nieko nepešiau, kortos nevertos nei sudilusios skatiko, bet negaliu to parodyti kitiems žaidėjams. Statau toliau. Statau viską. Atsakau to pačiu. Viską. Viską. Ponas surinkęs kryžių rūšį laimė. Akimirką pasijutau laimingas, nubraukęs tėvo skolas, bet kartu supratau vieną dalyką. Frenkis niekada nepralaimi.